Labas rytas. Tai yra naujas vogas. Nežinau, kiek jis užtruks, bet tikiuosi, kad ne tiek, kiek praeitis. Ir šito vogo esmė, kad lieka beveik, šiek tiek daugiau negu savaitė. Rytoj trečiadienis ir bus lygiai savaitė iki pirmojo egzamino iš lietuvių kalbos ir literatūros. Todėl parodysiu būtent šią savaitę, ne būtent egzaminų sesiją, bet manau, kad ten irgi kažką nufilmuosiu, bet pasakosiu būtent apie pasiruošimą, stresą ir visus mūsų mėgstamus dalykus. Tai va, dabar dažausi, kaip matot, ir aišku, kad vėluosiu į pamokas, nes pirmiausia, čia jau paskutinės dienos. Aš apskritai dėl tam tikrų pamokų nesuprantu, kai mes ten ateinam, nes mes nieko nedarom. Ir čia iš tokių pamokų, normalių, pavyzdžiui, matematika, mes kaip ir sprendžiam užduotis visokias, ale iš egzaminų, ten kaip yra tokie Mockaus pratybų susivinėjai, bet nemanau, kad iš to bus labai daug naudos, todėl reikia namie pačiai viską kartotis, visas formulės, kurių nėra formuliuota. Ir jo, per lietuvių mes kaip ir kartuojam struktūrą rašinio, bet vis tik. Bet lietuvių tai reikia pačiam atsisėsti, tiesiog ir kartotis autorius, kūrinius ir panašiai. Tai va, dažysiuos toliau, pavalgysiu dar ir ramiai su ramia siela vėluosiu į pamoką. Čia, sakyčiau, yra triguba problema su šito uždaviniu. Visų pirma, judėjimas apskritimu. O judėjimas apskritimu visada procentiškai retesnis uždavinys negu tiesia, dėl to mažiau jis mums įprastas ir komfortiškas. Antra problema. Abu juda vienu metu. Jau vakaras aš tiesiog antiek svarstau, kad nebūtų per daug medžiagos, kad beveik nieko nefilmuoju, bet šiaip nieko įdomaus, tas pats, kas ir buvo vakar, pamokos, gėsdacit. Ir vakaro rutina panaši į ryto rutiną, so it doesn't make sense to film it ryte ir vakare. Dabar girdite tokį garsą, tai čia Kaltino fontanas veikia. Jau vakaras, išgeriau, jau beveik 10 valanda, išgeriau melatonino, nes jau savaitę geriau, kad tiesiog būtų lengviau užmygti, kad po to, kai prasidės egzaminai, būtų lengviau užmygti, kad būčiau pripratusi, tai dabar einu miegoti apytiksliai kažkur 11 valandą, tai žiauriai džiaugiuosi, kad išeina taip. Ir skaitysiu knygą. Medicine Clause žaidimo sezonas, liko kažkur 100 puslapių, tai manau šiandien jau tikrai nebaigsiu skaityti, bet rytoj galimai jau arba penktadienį jau tikrai baigsiu skaityti. Ir čia pirmoji knyga iš 5 ar 4 yra iš šitos serijos. Apskritai, galbūt tai nelabai gerai, kad aš tik tai kriminalus apie visokius žudimus skaitau, bet ką padarysi? Man nepatinka visokios melodramos apie meilę ir taip toliau. Man patinka toks kriminalas. Nors svarsčiau, kad niekada gyvenime negalėčiau dirbti kriminalistikoje, nes čia žiauriai sunku, būtent psichologiškai viską šitą matyti. Taip atrodo žmogus, kuris vakar baigė mokyklą oficialiai. Ir šiandien ne tik vasaros pradžia, birželio 1 diena, bet ir bendrojo priėmimo į aukštosios mokyklos pradžia,
kaip čia pasakyti, jo pradžia. Tai reikia dabar išgerti kavos, užsiregistruoti Lama BPO, surašyti, kur aš noriu stoti. Aišku, kad aš niekam nerodysiu, absoliučiai niekam, nei vienam žmogui. I think, jeigu įstosiu ten, kur noriu, tai kai kurie bus šiek bet nesvarbu. Ir tada reikia dar atsiimti siuntą ir pradėti ruoštis lietuvių kalbos valstybiniam brandos egzaminui. Kartoti visus tos Vincus Mykolaičius Putinus, Antaną Škėmą ir taip toliau. Man atrodo, aš į Lama BPO puslapį užeidavau dažniau negu į savo dienyną. Sunku užeiti kažkur dažniau negu aš užeinu į savo dienyną. Elektroninis paštas. Aš norėjau miegoti anksti. Aš niekur netūsinau, todėl aš neišsimiegojau. Ne, aš sapnau, aš nežinau, aš pradėjau gerti melatoniną prieš miegą, kad geriau užmigti. Man lengviau keltis, tai faktas. Bet aš dabar tokių nesąmonių prisisapnuoju. Galbūt aš visą laiką nesąmonę sapnuoju, tiesiog yra toks dalykas, kad mes tiesiog neprisimenam savo sapnų. O čia aš pagaliau prisimenu, bet ten tokias, jeigu aš visą laiką tokias nesąmonės sapnuoju, tai man atrodo, reikia kreiptis į psichologą, psichiatrą, psichoterapeutą, nes su tokiais sapnais tai aš negaliu. Aš atsimenu, kai mano papūga mirė, aš sapnavau, kad jį tai atsikelia. Na, jį gyva, o po to vėl jį mirusi. Ir šiandien vėl aš sapnavau tą papūgą, bet ten dar kiti augintiniai buvo ne mano, kurie irgi kažkur pasimetė. Žodžiu, derkit melatoniną ir visą gyvenimas tikrai taps bent kažkiek įdomesniu. Aš pažiūrėjau į tai, kiek aš medžiagos filmuoju. Ir supratau, kad greičiausiai reikės daryti vlogą kartu apie visus egzaminus greičiausiai, nes šiaip iš tikrųjų nėra ko kaip ir rodyti. Artimiausias 2 dienas, ne, 3 dienas. Aš praleisiu su šitą draugę, labai gera draugė, nekenčiu literatūrą. Na, ta prasme, kūriniai yra geri, bet kai kurie. Jeigu taip išrinkti, tai labiausiai būtent patiko, o ne tai, kad aš įsiminiau geriausiai, nes įsiminiau aš geriausiai Vinco Mykolaičio Putino romaną Autorė šešėlį. Bet negaliu pasakyti, kad Vasaris tai jis svajonių vyras, visiškai ne. Ir tie, kurie patiko, jie apskritai ne lietuvių literatai. Tai prisiminkime kontekstą. Prancūzų filosofas, absurdo literatūros autorius. Man abu absurdo literatūros autoriai. Tai Camus, nes aš skaičiau Marą, man patiko. Ir Francas Kafka irgi. Nereikia. Kaip jis žydų kilmės austrų rašytojas, kuris rašė vokiečių kalbą. Jo, viskas, ką aš prisimenu. O kiti, nežinau, Škėma tai apskritai mano naktinis košmaras. Aš neįsivaizduoju, kaip pasinaudoti garšvą. Tik tai, jeigu lyginamąją pastraipą rašyti, bet tiesiog apie garšvą aš nežinau, aš pusės neprisimenu. Kas ten toliau iš normalesnio, kuri man patiko. Ir turbūt, galbūt Savickio
O gal ir ne. Nu, tiesiog dėl ironijos. Nes aš labai mėgstu sarkazmą, paradoksus visokius ir taip toliau. Kad pavyzdžiui, kad tas žiogas vienintelis jo pinigų šaltinis yra grojimas fleita, bet jeigu jis gros fleitą, tai jis mirs dėl problemų su sveikata. Ir aš tiesiog vis skaitau, gerai, ne vis, aš vieną kartą vakar perskaičiau, kažkur 2 valandas man užtruko visus perskaityti, tai manau šiandien gal 2 kartus perskaitysiu, rytoj 2 kartus ir antradienį prieš egzaminą aš perskaitysiu tik 1 kartą, aš neskaitysiu 2 kartus ir apskritai antradienį reikia kažką padaryti tokio, kad atsipalaiduoti, kad negalvoti apie tą egzaminą, Šiaip man labai baisus tvarkaraštis, nes trečiadienį aš einu egzaminas nuo 9 iki 1 valandos ir aš eisiu 13:30 į konsultaciją iš matematikos, nes antradienį aš negaliu. Nesakysiu dėl kokių priežasčių, bet negaliu. Ir dabar eisiu plauti galvą. Labai daug lako. Po to reikės skaityti. Ir aš nežinau, ar čia filmuoti kažką atskirai. Nors jeigu sėdėti ir pasakoti, tai aš galiu ir 20 minučių sėdėti ir pasakoti ir tada tikrai reikia atskirą vlogą būtent apie egzaminus. Tai nežinau. Žodžiu, reikia eiti plauti galvą, kartoti autorius. Ir man labai patinka, iš karto persijungiam prie matematikos, tada 10 dieną pirmadienį rašysim egzaminą iš matematikos. Šiaip labiausiai aš bijau būtent iš lietuvių egzaminą, nes matematika, kažin, aš išsprendžiau gal 15 kokių egzaminų ir vidurkis maždaug 40. Ten mažiausiai buvo 4 taškai, čia buvo 2 metų pagrindinė sesija, bet ten visi sakė, kad tai buvo sunkus, sudėtingas egzaminas. Tai nežinau, aš tikiuosi, kad aš gausiu kokius 8 taškus, prašau, bent jau 8. Tai ir biologija, nežinau, aš žinau, kad aš išlaikysiu, bet mes rašėm bandomai ir šiaip aš paklausiau mokytojus, ar tas egzaminas buvo sunkus. Kaip išskiria vis tiek, kad pavyzdžiui praeitais metais, 23, egzaminas buvo pakankamai nesudėtingas. Ir jie pasakė, kad šitas buvo pakankamai sudėtingas. Ir šiaip mane tai pradžiugino, aišku, tai nereiškia, kad aš sėdėsiu ar nieko nekartosiu, aš viską kartosiu. Po matematikos iš karto man lieka savaitė iki biologijos, tai kasdien sėdėsiu prie tos žalios knygos. 100 patarimų prieš egzaminą bet aš surinkau 3 taškus, nieko nekartodama, 3 taškus ir jeigu tai konvertuoti, tai čia 90 balų, tai šiaip aš labai tikiuosi, kad rezultatas bus toks pat, nes bandomai iš matematikos mes rašėm. Aš surinkau kem 1 arba kem 2 taškus, nes egzaminas šiaip tas bandomasis nebuvo toks sudėtingas. Dar jeigu kažką pakartoti, tai ten plus galima buvo surinkti. O iš lietuvių per pirmąjį bandomąjį, mes tik vieną rašėm, 70 taškų. Man tiesiog labai didelis pliusas. Ne, čia reikės atskirą vlogą apie būtent egzaminus, nes aš surinkau 70, dažniausiai aš surinku minimum 60 taškų, ne balų taškų, tik dėl gramatikos, ten dėl skyrybos, rašybos, stiliaus, man išeina beveik visada kažkur kem 7, kem 8 taškai ir čia kaip ir egzaminą išlaikyti jau galima. Tai ir dar jeigu į temą pataikysiu su turiniu, taip šiaip, aš manau galima tikėtis kažkur 60 taškų. Kaip minimum, aš labai tikiuosi. Ir 60 taškų, jeigu konvertuoti, tai čia 2, man atrodo, balai. Bet šiaip man užtektų. Aišku, reikia kuo daugiau, bet. Tai reikia eiti plauti galvą. Ir jau 7 minutės. Ir kur tu čia dėsi viską kartu? Pavargau. Šiaip, šiandien pirmadienis. Savaitgalį aš skaičiau, 2 kartus tik perskaičiau.
Aišku, galima buvo daugiau, bet man atrodo, man stogas nuvažiuos, jeigu aš daugiau negu vieną kartą skaitysiu apie visus autorius, kurių man reikia. Nu, aišku, aš apie visus neskaitysiu, nes man ne visi reikalingi, bet apie tos, apie kuriuos aš girdėjau, kurių kūrinius bent kažkiek aš nagrinėjau, aš skaitau. Ir šiandien aš perskaičiau visus savo rašinius per tos 2 metus. Šiaip aš labai stebiuosi, kaip aš galėjau tokius tekstus parašyti, nes žiūri, normaliai parašytas tekstas, aišku, ne 100, bet 60 balų, man atrodo, turėtų būti. Ir aš tiesiog šokė, nes man atrodo, kad aš dabar, nieko va čia nėra ir aš nieko neparašysiu. Tai perskaičiau Biliūno novelės kai kurias, Savickio kai kurias novelės, reikia Škėmos Keltuvą prisimint, aš nekenčiu Škėmos. Tu prasme, Garšva, aš tiesiog, čia mano naktinis košmaras. Tai dabar prisiminiau Kafką. Kafka tai mano širdį visada, Alberto Camus visada mano širdį, visada mano... Prisiminiau Biliūną, Aputį, nors greičiausiai nebus tokių rašinių, kur galėčiau panaudoti Aputį, nes ten apie kaimą, apie sovietmečius totalitarizmą, bent kažką prisimenu, o man tai nepatinka. Aš tik Balčių prisimenu katiną, kurio jis neišgydė. Ten važinėjo į Varėną, po to vėl į Vilnių ir mirė tas katinas, gaila. Tai va. Ir Kafka, Biliūną. Ir aš nusprendžiau, kad dabar 5:30 tai reikia pasigaminti vakarienę ir gaminsiu iš... Čia pievagrybiai, man atrodo, šampinjonai, nežinau, su makaronais ir su krevetėm ir grietinėlė. Tai, kol čia viskas kepsis, aš eisiu vėl kartoti visus autorius, aš negaliu. Ir jo lieka mažiau negu 2 paros iki egzaminų. Amen. Žodžiu vakarienė, kaip ir minėjau, makaronai, grietinėlė. Pievagrybiai, jeigu aš nepainioju pavadinimų, ir krevetės. Ir čia galėtų būti dar skardinė Red Bullo, bet jis pasibaigė. Tai va, valgysiu be Red Bullo, dėja. Tai ką, dabar jau beveik 10 valandą vakaro. Rytoj antradienis, paskutinė diena tam, kad pasiruošti egzaminui. Aš jau išgeriau melatonino, nes neturėjau ko skaityti. Perskaičiau knygą, bet naujos nebuvau nusipirkusi. Ir tik šiandien gavau knygą, tai pagaliau skaitysiu. Bet prieš tai rimtai eidavau miegoti kažkur 10:30, nes man nėra ką veikti. Nes telefone aš jau atsipratusi sėdėti telefone tiek laiko. Nes aš visą laiką stengiausi skaityti, kažką daryti. O čia kaip ir ruošiesi egzaminams, bet negali visą parą ruoštis. Ten vanduo teka iš katino fontano, jeigu. Ir tiesiog, pavyzdžiui, ruošiesi porą valandų per dieną, bet vis tiek ne visą dieną, pamokų nėra. Ruoštis kitiems egzaminams, kol kas aš nematau prasmės, nors kai pradėsiu ruoštis matematikos egzaminui, tai pradėsiu tuo pačiu metu ruoštis ir biologijos. Tiesiog man lietuvių kalbos egzaminas tai yra toks akmuo, kurį reikėtų jau norėtųsi numesti kuo greičiau. Tai iš vienos pusės man baisu, bet iš kitos pusės aš tiesiog jau noriu parašyti tą rašinį, atiduoti tą rašinį ir viskas. Ir pamiršti apie visus tos kūrinius. Pasidariau naujus nagus prieš egzaminą. Dabar klausausi digi klasės biologijos pamokų, nes man galva sprogs, jeigu aš tik tai kartosiu lietuvių kalbą. Ir manau, kad viską, ką galima buvo, jau pakartojau. Dar kartą pakartosiu greitai, bet nesėdėsiu prie knygų, prie vadovėlių, nes ko neišmokai per 12 metų per naktį neišmoksi. Ir tiesiog reikia atsipalaiduoti, nes aš suprantu, kad aš galiu išmokti, bet negaliu. Šiaip norėjau žalios spalvos, nes simbolizuoja sėkmę violetinė ir žalia spalva Julijoms. Tai va, bet nebuvo kažkokių atspalvių, kurie man patiktų, tai pasidariau tokius. Tai va, trumpesnį negu buvo raudoni. Dabar klausausi 2 valandas, turėsiu dabar biologiją. Po to skaitysiu knygą. Ne, prieš tai pasikartosiu lietuvių dar. Skaitysiu knygą. Šiaip nusiteikusi gerai, nes viskas bus gerai.